Sveiki visi, šiandien su manim kartu Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapeutė Elnora. Labas, Elnora. Labas, Igne. Ar gali papasakoti mūsų žiūrovams, kodėl pasirinkai tapti psichologė? Šiaip geras klausimas. Šiaip tai prisipažinsiu, per klaidą patekau į psichologiją. Nes prieš 20 metų baigus mokyklą reikėjo rinkti specialybės ir pildyti tą didžiulį sąrašą, berods 15 tų vietų o gal ir 20, žodžiu, liko ten, gal 10 neužpildyta ir rašiau psichologiją, ir dabar jau 20 metų psichologijai. Tai renkuosi iš tikrųjų kiekvieną dieną ją. Nes yra ir kur tobulėti ir aišku, kuo labiau bendrauji su žmonėm, tuo labiau supranti, kokia yra nauda tos psichologijos ir apskritai tų žinių ir įgūdžių. Tai turbūt dėl to ir renkuosi, kad dar kol kas yra įdomu tai, ką darau ir įdomu matyti rezultatą ir kaip tie pokyčiai tokie ištinka tos pačius žmonės, kurie ateina. Ar pas mane, ar pas mano kolegas. Didelė tavo gyvenimo patirtis psichologijoje. Kokias temas mėgsti labiausiai arba kurios šiuo metu labiausiai domina, į kurias tu giliniesi? Tikrųjų yra labai toks platus spektras tų temų, bet šiuo metu savo arkliukais galbūt laikyčiau visgi gedulo temą. Ir pati gilinuosi pastaruosius metus ir visas stadijas bandau paneigti tą pačią Kubler-Ross, kad nėra tokio linijinio gedėjimo. Ir šalia to, aišku, iškyla labai dažnai ir kaltės ir gėdos tema. Tai irgi dar vienas, toks, sakyčiau, mano arkliukas, kur tikrai yra įdomu. Juolab, kad su tuo irgi dažnai susiduriam. Tik tais dažnai ta gėda pasislepia po kažkuo. Tai gali būti po to pačiu stresu ir to pačiu nerimu. Ir, ateina žmogus dėl vieno dalyko, pradeda kapstytis, o paaiškėja, kad tiesiog yra toks elementarus žmogiškas jausmas, kurį reikia išmokti priimti. Kokiom kryptim dirbi arba kurios kryptis tau artimiausios? Esi ir psichoterapiją baigusi, kiek žinau, kognityvinę elgesio terapiją, ar dažnai taikai ją darbe? Ir kokios dar tos kryptis ar Kaip pasakė, kokiam kryptim, tai pagalvoju visom. Bet iš tikrųjų stengiuosi kažkaip tai atliepti tai, ką žmogus pats atsineša ir kam jisai yra pasiruošęs. Kaip minėjau, esu baigus kognityvinę elgesio terapiją, šiuo metu dar gilinuosi ir į schemoterapiją. Šalia to esu baigus dailės terapiją, tai tokia eklektiškai, sakyčiau, taikau visus tos metodus, nes pasižiūriu, kam žmogus yra pasiruošęs ir kad būtų tas metodas jam tinkamas. Tai galbūt taip galėčiau atsakyti, kokie tie metodai yra, tai iš esmės bandau nuskaityti. Galvojant apie žmogų, kuris ieško psichologo, galvoja gal labiau apie psichologinę pagalbą, bet nedrįsta atkreiptis, ar ne? Ką patartum tokiam žmogui? Išdrįst. Iš tikrųjų išdrįst patarčiau. Taip irgi galvoju apie šitą klausimą, kai minėjai, kad čia susitiksim. Tai pirmoji mintis ir buvo, kad visgi drąsos reikėtų, nes pagalvoti apie save ir truputėlį galbūt savanaudiškumo toje vietoje, kad aš iš tikrųjų galvoju apie save ir tai, ko man reikia. Ir tada, aišku, kreiptis į Pokyčių namus. Ir kažkas tai iš mūsų būtinai atliepsim. Ačiū labai, kad pasidalinai apie save. Ačiū, kad pakvietei. Jeigu norite užsiregistruoti konsultacijai pas Elnorą, kviečiu užsukti į Pokyčių namų interneto svetainę, susirasti Elnoros profilį, susirasti jums tinkamiausią laiką ir užsiregistruoti konsultacijai.